kūno pažinimo, netekčių, o dar paprasčiau kalbant meilės poezija. Taip, čia be meilės, kaip ir pavadinimas pats išduoda, kaip man sakė, o ką tu darai, tai banalu bus. Bet iš tikrųjų, kaip be būtų banalu, tai vis tiek ta vienas yra stipriausių visą. Gali apie jį pašnekėti iš įvairių pusių. Jeigu randi kažkokių tai kelių ir aktų, tai galima pabandyti dar kartą apžaisti. O meilė, sakau, kaip jau neišvengiamai yra ir praradimų yra, nes, kaip sakant, kur atradimai, ten jie ir praradimai yra, tik tai laiko klausimas. Bet ten nėra vien tik tai meilės, ten yra begalė dar visokiausių istorijų apipintų, jos tiesiog po šito viršeliu, po šito vienu stogu sugulusios yra. Ir, pavyzdžiui, 3 skyriuje, kuriame aš cituoju, pradedu Lorkos citata ir žmonių skruzdėlynas man per širdį keliauja. Iš viso yra, kaip sakant, sudėti tokie eilėraščiai.